stebuklų. Sportas. Antradienis 5:30. Bet gulim lovoje. Buvau atsikėlęs jau susiruošęs į sportuoti, prisiminiau, kad kraujo tyrim. Tai vėl atėjau, atsigulė. Nesportuoti negalim. Nu, kulė, pabūsi namie. Pabūk namie. Tašuojam kraujuką. Jeigu kažkaip būtų kritęs svoris, šitas ėjimas būtų toks nebaisus, nu kaip ir dabar nebijau, bet būtų toks ramesnis, žinai. O dabar galvoju, kad gali vėl būti linksmų skaičių kažkokių, nes mes su linksmais skaičiais dabar padraugaujam, žiūrint. Nu gerai, šluojam. Aš noriu cholesterolio pasidaryti. Taip, žinau. Gerai, ačiū, viskas. Geriausia. Taip, tai viskas atsiprašau. Tai gerai, man. Nereikia. Nu ką, viskas, net nebebaisu, kai bado. Pats pasižiūrėjau, kaip įbedė, net įdomu buvo jau. Nu kaip nuolatinis pacientas pripranti. Gerai, dabar einu, nes noriu pavalgyti, jum parodysiu, ką nusipirkau. Na, žodžiu, noriu pavalgyti ir eisim prie darbų, nes kažkaip tai antradienis, o mes čia šmirinėjam po Kauną, tai reikia šiek tiek prisėsti prie darbo. Ir čia cheese sėklos. Įdedam špinato. Ir medučio. Na štai, atrodom šitai. Ir dabar ką? Uždengiam. Įmam štai tokį dalyką. Apverčiam. O mėlynių mes turim ir norim. Opa.
Užsukam. Įjungiam dar. Be elektros ne visada veikia. Na, štai koksai gražuolis gavosi. Sėklų daug. Toks tirštas, įdomu, ar nereikės biškį prasiskiesti. Atrodo. Nežinau, ar atrodo labai skaniai, bet spalva tokia nebaisi. Imam dangtelį. Uždarom. Nu va, ir visas mandrumas. Bet, jeigu sveikas dalykas, galima vietoj pusryčių įsimetė į automobilį, nuvažiuoji, tai dar ir važiuodamas gali gerti ir nuvažiavęs į darbą. Labai daug baltymų, tai kas suteikia daug sotumo, labai daug skaidulų, labai daug, gerų maistingų medžiagų. Tai nežinau, pasižiūrėsim, panaudosim dabar. Darysiu kasdien. Bet žinokit, skonis tai yra geras. Visai skanu. Tokie turi keisto poskonio, bet man atrodo, čia tie būtent špinatai. Jie kažkaip čia labai įdomiai įsipaišo. O visa kita tai netgi skaičiau gardu ir malonu, įdomu. Kažkada paskaičiuosiu, parašysiu kokią vieno kainą gaunasi. Taigi vis tiek žinau, kiek gramų dedasi kažko, arba kiek dedu. Bus įdomu paskaičiuoti. Toks va antradienis. Trečiadienis. Šiandien turbūt paskutinė diena, kai einu sportuoti, nes vakare Žalgiris, galai žais. Vėl žaidė Žalgiris šiandien, tiksliau vakare, tai šiandien vėl be sporto. Ir dar pralošė, nuotaikos nėra. Dar kai nepamirštų tokiu, pasportuoja ir su savo šituo aparatėliu, kinietišku pigiu šuduku. Bet, kol nesulūžo ir rankų nesusilaužiau, tol naudojas. Va, kaip jis čia atseit ir krūtiniai, tricepsams, nugarai. Bet, žodžiu, toks geras jarundas. Nežinau kiek, bet karts nuo karto tai užsiemu. O koks mėnulis. Išėjau iki pašto.
ir pagavau šitokį draugelį. Man dažnai tenka mėnesienas pafilmuoju, tai ryte eidamas sportuoti. Tai va dabar dar ir vakarop, penktadienis ir pilnatis. O štai čia yra mano visiškas plaukų pasileidimas savaitgaliui. Čia yra makaronai, šlapenka skani ir sūris lydytas ir kečupas aštrus. Nu čia nieko bendro su sveikata, svorio metimu, bet tiesiog kartais ir taip noriu. Noriu pasižiūrėti Žalgirį ir rytoj žinau, dėl ko aš daugiau sveriu negu kad šiandien. Šeštadienis, atsikėlėm, pasvėrėm, pakitimų nėra. Visiškai ta pati situacija, kaip buvo, taip ir yra. Niekur nepabėgom, niekur nenubėgom, žodžiu. Einam padirbėti. Kaip ir sakiau, aš antradienį pasidariau kraujo tyrimus ir atsakymai jau visi yra. Esmė yra ta, kad ten, šiaip įdomesnių tokių nutikimų yra ir buvo daug pamastymų, daug paieškojimų internete, kodėl būtent taip gavau. Tai žodžiu, rytoj pristatysiu ir susikalbėsim arba vakarop, arba rytoj. Sekmadienis, užsidauši. Sekmadienis. Jeigu nekristų medžio lapai, nesikeistų, dangus, tai atrodytų, kad per vieną sekmadienį viską nufilmuoji. Nes viskas yra tas pats, atsikeli, svarstyklės rodo grybus ir uogas, einam į darbą. Žodžiu, nieko daugiau nepasakoju, darbe pabandysiu pafilmuoti ir parodyti, kokie cholesterolio rezultatai ir mano spėjimai, kas čia yra, ir pasižiūrėsim, nauja atrakcija bus, ar mano spėjimai yra teisūs. Nes aš kažkodėl galvoju, kad aš protingesnis už visus pasaulio daktarus ir atradau, kaip išgydyti cholesterolį. Kaip neišgydyti, bet gal čia per drąsu būtų. Bet pasižiūrėsim, ar mano spėjimai teisingi. Jeigu teisingi, tai tada bus labai įdomu ir galbūt bus kažkam naudinga, o man tai ypač. Tai žinosiu, kad man jokių patarimų apie cholesterolį nebereikia. Tai taip, kad šluoju dabar į darbą, po to susišnekėsim. Na štai, griūdamas atbėgau į darbą, pasidariau keletą darbų ir žiūriu, kad jau už lango vos nepradeda temti, 3 valandos, o aš dar net nepradėjau įrašinėti ir parodyti, ką aš čia turėjau omeny, kalbėdamas apie savo cholesterolį. Taigi aš turiu ten tokią mano fone matosi čia lentą, kurioje aš esu susirašęs, tai aš tuo jums ją parodžiu. Čia yra mano visų darytų tyrimų rezultatai. Tai yra bendras cholesterolis, kada norma yra nuo 0 iki 5,2, rugsėjui buvo 6,1, spalį 5, lapkritį šią savaitę, kada dariausi, buvo 5,14. Nežymus, bet padidėjimas. Gerasis cholesterolis turėtų jo būti daugiau kaip 1,45, rugsėjai buvo
0,99, spalį 1, nu tai sakykim tas pats ir 0,97 irgi sakykim panašiai. Blogas turėtų būti nuo 0 iki 2,59, rugsėjai buvo 4,64, spalį 3,57 ir dabar buvo 3,58, nuskaitykim identiškai. Trigliceridai nuo 0 iki 1,7, rugsėjai buvo 1,1, spalį 1,09, lapkritį padidėjimas nuo 1,09 iki 1,42 ir aterogeniškumo indeksas turėtų būti, sakykime, visada mažiau kaip 0,1. Jeigu ligų jokių širdies neprognozuojam, tai žiūrėkit, rugsėjai buvo 0,05, taigi puikiai, 0,04 dar geriau, o dabar 0,17. Kosmosas, kodėl, kas čia atsitiko? Žodžiu, bendras cholesterolis šiek tiek pakilo, bet jis dar vis tiek ryškiai mažesnis negu kad buvo rugsėjai. Gerasis išliko stabilus, blogas išliko stabilus praeitam, trigliceridai padidėjimas, kas iškart iššaukė ir aterogeniškumo indeksas, tai reiškia rizika širdies ligom. Iškart parodė, kad rizika padidėjo. Tai faktas, kad galima sakyti taip, kad šitas indeksas visada rodo padidėja tada, jeigu trigliceridų atsiranda daugiau. Kas yra trigliceridai, tai jie yra visada kraujyje, bet jų padaugėja tada, kai mes pradedam valgyti saldumynus, valgyti riebiai, padaugėja daugiau maisto, žodžiu, kai daugiau atsiranda trigliceridų, jie pernešinėja papildomai maistą. Tai vadinasi, aš per daug valgau. Čia parodo. Per daug valgau ir per daug dar valgau riebiai, saldžiai ir panašiai. Dėl to mano šitie skaičiai pradėjo keistis, nors šitie yra panašus. Bet esminis dalykas yra tas. Tai trigliceridai, tai jų yra, visada buvo, yra ir bus. Ir jų padaugėjimas tai reiškia, kad mes tiesiog suvalgėm daugiau ir nešioja, kažkur turi išnešioti ten tą papildomą maistą ir tada pradeda kaupti ten riebalais. Indeksas, kaip apšnekėjom, tai jis padidėjo ir reiškia, kad aš šiuo atveju jau esu vidutiniai rizikoj susirgti, bet dabar mes pašnekėkime apie gerą ir blogą cholesterolį. Tai sakykim, blogas, aišku, jisai turėtų būti 2,59, mano yra 3,59, skaitykim, tai vis tiek tai jau padidėjimas ir ryškus, jau viršijam ten tas ribas, aišku, rugsėjai buvo daug blogiau, žodžiu, bet mes laikomės su spaliu kažkas tai panašiai, dabar geras visiškai nejuda. Ir įdomiausias dalykas yra tas, kad gerasis cholesterolis, kuris kaip tik galėtų viską reguliuoti ir sutvarkyti cholesterolio problemas, galėtų pradėti kilti tada, kai meti rūkyti. Bet visą lapkritį, sakykim, net ne visą lapkritį, o nuo spalio iki lapkričio vieną mėnesį su viršum nerūkiau nei vieno dūmo, net prie rūkančių realiai nebuvo. Niekur nepajudėjo, o kaip tik dar ir į apačią. Tai žodžiu gerai, bet gali būt, kad reikia 2, 3, 4, 5, gal 6 mėnesių. Sakykim, dar paliekam, nes dar turėsim gruodį. Dabar su tuo bloguoju ir trigliceridais ir panašiai. Kodėl čia buvo mažiau spalio mėnesį? Kodėl? Todėl, kad tuo metu iš tikrųjų, taip jau, sakykim, daugiau, mažiau nevalgiau jokių saldumynų ir kiek įmanoma mažiau buvo riebaus maisto. Dabar, kada pasileidė šiek tiek esam plaukus, tai, tas ir matosi. Bet man labai bus įdomu pasižiūrėti gruodžio mėnesį, prieš einant darytis visų šių tyrimų, dar kartą padarysiu vieną
įdomų dalyką. Tai ką padarysiu? Padarysiu tai, kad aš nevalgysiu, negersiu to, ko negalima, kokias 2, 3, 4, 5 dienas iki pat kraujo tyrimų, sakykim, pabandysim švariai pasidaryti, kaip atrodys, kai laikomės visų nustatytų reikalavimų. Ir aš kažkodėl turiu įtarimą, kad visi šitie skaičiai, kurie pakilo, jie gali labai drastiškai pasidaryti panašus, kaip turėtų būti arba kaip buvo. Taigi, tai kas mane labiausiai ir neramino, tai sakykim, kodėl pašoka kažkur, kažkas išlieka stabilu, o kodėl ir rūkymo metimas rūkyti niekur nieko neįtakoja. Tai štai man buvo labai įdomu, labai tą norėjau surašyti, parodyti ir pasidalinti, dar šitą lapą pasiliksiu ateičiai. Per tuos 2 mėnesius tikrai daug kas supratau, kas yra cholesterolis, kaip jis veikia, kodėl jis atsiranda, kad jis yra naudingas ir daug detalių, kurių tikrai nepasakosiu, yra milijonai video YouTube'e, kur galima pasižiūrėti, kas tai yra. Šiek tiek šitas baubas vardu cholesterolis mane gąsdino labiau, dabar jisai mane gąsdina tikrai daug mažiau. Ir nežadu pasiduoti ant vaistų kišimui, kurių mane gąsdina, kad man jau reikėtų vartoti ir to dar tikrai neketinu daryti, juo labiau, kad tam tikri rodikliai, kurie buvo rugsėjį, spalį, rodo galimas rizikas, tai tos rizikos buvo labai mažos, tai nereikia pradėti kišti vaistų ten, kur nereikia. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas, kad dar mes nesustojam, mes dar turim lapkritį, turim gruodį, pasižiūrėsim, o galbūt netgi ir sausio pradžioj, bet ten aišku bus po švenčių, tai ten nežinau, ką turėtų rodyti cholesterolio tyrimai, ten turbūt majonezas vietoj kraujo bus. Tai va, tokios yra mano išvados. Aš tikiuosi, kad kažkur dabar šone matot ir mano visus kitus duomenis svorio ir panašiai, kurie niekur nepajudėjo. Tai ta tiesi linija, kada svoris sustojo ir viskas eina tiesia linija, tai yra, aišku, kertas šiek tiek per kojas, bet žinokit, šiaip nepersistengiu, nes buvo ir pyragėlių, buvo ir ten kažkieno gimtadienis, kažkieno vardadienis, kažkaip pasileidžiau plaukus, nes po gal turbūt spalio mėnesio rezultatų atrodė, kad ką jūs čia mes čia imsim šitą darbą ir sutvarkysim cholesterolį greituoju būdu, bet taip turbūt, kad nebus. Tai vat, paprasta matematika, reikia laikytis iki galo, reikia eiti ir daryti viską iki galo. Tai mes pabandykim dar tą mėnesį iki tų kalėdų pasilaikyti, pasižiūrėsim, kas gaunasi ir galėsim daryti tada jau tokias normales išvadas, kaip pasisekė mano šitą 120 dienų kelionė. Jau dabar galiu pasakyti, kad daug dalykų supratau arba bent jau išsiaiškinau. Daug dalykų pasidarė aiškiau, šviesiau, ką daro sportas, ką daro maistas, kaip jisai ten juda. Tai nepraeina veltui, viskas nepraeina veltui. Tai ką, susimatom kitą savaitę, aš labai laukiu, kada pradės mažėti man jau darbo ir galima bus vėl normaliau pasifilmuoti, pafilosofuoti, kodėl sekas, kodėl nesiseka, ar ten dar kažkas tai su svorio metimais ir, tokie norėtus grįžti į žemiškesnius klausimus ir kažkaip jau truputėlį atsipūst nuo darbų ir laukti kalėdų.